Na va, praverta šiandieną krosnis ir noriu kartu su jumis pažiūrėti, ką čia gero pridarėm. Esu Alina, esu keramikė, dirbu namuose ir čia yra krosnis pakrauta aukštos temperatūros glazūrų gaminiais. Tai kartu pažiūrėsim, ką mes čia prikepėm. Didelė lėkštė. Čia yra specialiai tokia pridėta kojytė. O, nuėmiau aš ją, jeigu glazūra tekės, kad jinai nenuteptų man lentynų. Pažiūrim. Lėkštė buvo glazūruota, kur aš čia dabar turėjau. Čia. Aha, visa lėkštė buvo glazūruota River Rock. River Rock tai yra amako glazūra. Ant viršaus buvo teptas sluoksnis Snow, tai taip pat amako glazūra, amako celadonas. Ir dar ant Snow buvo tepta dar kartą River Rock. Šitoj pusėje man gražiau susilieja, šitoj pusėje truputėlį lyg ir trūktų glazūros. Va, šitokią gražią lėkštę turim. Metalę galim čia pasidėti. Ką mes čia turim dar? Turim nuostabius, gražius puodelius. Pažiūrėkit, kokie jie gražus. Čia buvo speckled molis su taškiukais, kurie aukštoje temperatūroje labai gražiai išryškėja. Vidus buvo glazūruotas rose quartz. Čia buvo amako glazūra, o išorė buvo glazūruota. Tuoj mes susirasim. Va. Iš viršaus buvo glazūruota juostelė papajos. Taip, papajos glazūra. Papaja tai yra Spektrum glazūrų grupės glazūra. Po jos buvo glazūruota juostelė Sunrise. Tai čia. O čia tokia jinai turėjo būti labai ryški spalva, bet truputėlį užbėgo Sunrise ir gavosi tokia švelni pakankamai. Čia yra Bougainvillea. Bougainvillea taip pat yra iš Spektrum glazūrų serijos. Visi indeliai šitie buvo degti 1200 laipsnių temperatūroje ir 8 minutės išlaikymas duotas. Tai va, šituos puodelius mes turim du, kokie jie gražus, nerealiai. Apatinės dalies neglazūruoju specialiai, jeigu glazūra labai tekėtų, kad nenubėgtų man ant lentyno. Tai va, šitokie nuostabus puodeliai. Gerai, dedam čia. Aha, ką mes čia turim? Mes čia turim bandymukų, tokių mėginiukų. Nusipirkom krūvelę naujų glazūrų, naujų Speedball serijos glazūrų. Ir čia šita glazūra yra Lavender Mist. Lavender Mist, pažiūrėkit, kokią grožią glazūrą. Ir žydros spalvos, ir violetinės, ir gražiai nubėga, bet jinai neteka labai smarkiai, tik mažą truputėlį. Ir va čia apačioje yra tokia storesnė juostelė. Ta storesnė juostelė man labai gražu ant puodelių, ant stalo indų. Nuostabi spalva. Čia turim irgi iš Speedball glazūrų, aukštos temperatūros glazūra. Ir čia yra Blue Tiger's Eye. Tai mėlynojo tigro akis ar mėlynoji tigro akis, nežinau, kaip čia teisingai pasakyti. Graži glazūra. Jinai tokia nėra vientisa, irgi turi tokių nedidelių taškelių, tamsesnių, šviesesnių. O čia ant faktūros bandyta išgauti. Glazūra taip pat nėra labai taki. Jinai nutekėjo gal per 1 centimetrą, bet nedaugiau. Gerai, dedam šoną. Čia kokią nuostabią glazūrą turim. Čia taip pat mano nauja glazūra. Čia yra iš Speedball glazūra. Ir jinai yra Living Coral. Jeigu aš tai parašiau ir jeigu tai perskaitau.
turbūt, sakykime, čia yra gražus koralas. Nuostabiai švelnia, nuostabiai graži spalva ir puikiai išdegus. Tai va, prie 1200 šita glazūra yra tokia. Ką dar turim? Dar turim, čia net nesuskaitau, irgi iš Speedball sagė, o kokia ta sagė yra, paskui pasižiūrėsim. Šita glazūra jau jinai yra vientisa. Gal čia apačioje truputėlį turi mėlynumą, bet jinai tokia švelnia, pastelinė žalsva. Aha, čia turim Raspberry Fizz. Raspberry Fizz taip pat yra iš Speedball glazūrų kolekcijos. Aukštos temperatūros glazūra ir jinai va turi tokio švelniai rausvo, tokio čiut net į violetinumą. Ir kur faktūra, ten truputėlį irgi va toks lyg ir prasišviečia. Labai graži glazūra. Ir čia turim, oi, kokia čia graži. Oi, kokia čia graži, jūs nepatikėsit. Šita glazūra taip pat yra iš Speedball glazūrų serijos ir čia yra Dragonstone, tai yra drakono akmuo. Drakono akmuo kažkur žydra, kažkur į raudoną pereina, į violetinę tokius subėgimus turi. Čia pati viena glazūra nuostabi. Va šita tai nuostabi, labai patiko. Gerai, dedam į šoną. Nedidelė mano krosnelė. Nedaug telpa, bet galiu dažnai bandyti. Padėsiu lentyną. Į šoną padėsiu lentyną. Ir va. O, koks dubenėlis šviesus. Va čia yra iš tų naujų glazūrų, kur buvo sagė, bet turiu pažiūrėti būtinai, kokia ta sagė, negaliu įskaityti. Storied sagė. Aha, šita glazūra. Žiūrėkit, Speedball glazūros jos praktiškai neteka. Praktiškai jinai, bet nieko nenubėgo iki kur tepiau, iki ten jinai ir yra. Vadinasi, šitom glazūrom galima tepti ir žemiau. Ir nėra didelės baimės, kad nutekės ant lentynų. Va. Puikus, puošnus, žalsvas dubenėlis. Dedam į šoną. O čia kokius turim. O čia kas per du spalvos. Žiūrim. Bet čia yra šitas. Pažiūrėkit, kokios čia spalvos. Per kamerą turbūt nelabai matosi, bet čia yra ir žalios, ir tokios tamsiai mėlynos, ir lyg violetinės. Viduj daugiau to žalio tokio yra. Nežinau, ar matosi šviesa, gal atspindi. Taip, tai čia yra, šita glazūra yra iš... Aha, dabar galvoju iš Spectrum. Šita yra iš Spectrum ir jinai vadinasi tekstūrė Swampy. Tai čia yra pelkė. Nu, žinokit, tikra pelkė ir yra. Tikra pelkė ir gavosi, bet man jinai skani ta pelkė, nežinau kodėl. Čia juosta yra wasabi. Tai yra amako celadonas. Celadoną prie apačios dedu tam, kad jinai sulaikytų šiek tiek tekėjimą prieš tai buvusios glazūros, nes celadonai praktiškai neteka. O čia dar juostelę uždėjau iš Winterwood. Winterwood tai yra Maiko serijos glazūra. Jinai turi tokių rudų brūkšnelių, rudų tokių, gaunasi toks tikras medis. Va. Nuostabus podelis ir mes jau turim 2. Čia šitas podelis buvo pastatytas ant tokio paaukštinimo tam, kad jeigu glazūra tekės, kad netekėtų ant lentynos ir jos nesugadintų. Ir va čia jinai vadinama angliškai cookies, o aš sakau sausainiukai. Oi, kaip neišeina nuimti sausainiuko. Jie puikiai nusteima, nes čia nėra glazūros, tiesiog reikia užkišti peiliuką ir dailiai nuimti. Padarysim tą paskui. Tai va, kokie podeliai. Nu kavai, tai manau pats tas. Gerai, dedam toliau. Viskas, šita lentyna mūsų
jau ir tuščia. Susidėkim kojeles. Išimam lentyną. Va, ir dar vienas mūsų aukštas. Ir čia imsiu puodelį. Čia irgi pastatyta ant tų sausainiukų. O čia kas per grožis. O čia kas per grožis glazūros. Tai va čia yra, žiūrėkim, Lavender Mist. Lavender Mist, kur turėjau ten bandymuką, tai čia bandžiau ir ant puodelių, yra iš Speedball kolekcijos. Labai labai džiaugiuosi šitą kolekciją. Nu, jinai man nuostabi. Ir buvo glazūruota vidus visas Lavender Mist ir čia va taip panašiai iki šitos vietos, iki pusės. Ant viršaus buvo tepta taip pat... Aha, ne Winterwood, ne, ant viršaus buvo tepta Sandstone. Sandstone tai yra Maiko glazūra. Jinai tokia rusva ir turi irgi to medžio tokių brūkšnelių, tokių rudų, visokių gražių dalykų. Ir ant šito molio taškuota, nu padaro nuostabius derinius. Pažiūrėkit, kokia rankenėlė. Va čia truputėlį norėjo varvėt, bet labai labai minimaliai. Galėjau net ir nedėti tų kukių, būtų visai viskas gerai buvo, bet atsarga gėdos nedaro. Dar vienas toks pat puodelis. Va, čia šitoj vietoje, nežinau ar gerai matosi per kamerą, tai va šitas Sandstone yra praktiškai vienas, tik tai va kraštelis nuvarvėjęs violetinis Lavender Mist. Tai va kokia nuostabi šita glazūra. Irgi, nu labai šaunus. O! Puikiai nusiėmė mano sausainiukas, nepažeistas dugnelis ir labai gražiai atrodo, kad glazūruota iki pusės truputėlį žemiau, o čia tokia tikra molė. Atrodo net šilta rankoje. Gerai, ką mes turim toliau? Mes turim dubenėlį, nuostabų dubenėlį. Dubenėlis juodo molio, aukštos temperatūros juodas molis. Ir jis buvo glazūruotas, pažiūrėkim, su kuo dabar jisai buvo glazūruotas. Aha, visas buvo glazūruotas Raspberry Mist. Raspberry Fizz. Raspberry Fizz, tai yra irgi Speedball kolekcijos glazūra, bet irgi žiūrėkit praktiškai netekanti. Kiek aš jos užtepiau, tiek jinai ir buvo stabiliai. Kas nutekėjo, nutekėjo Sandstone, kur buvo užteptas rėmelis. Buvo užtepta tik rėmelius ir pažiūrėkit, kaip giliai Sandstone nutekėjo į vidų. Va šita glazūra yra tekanti. Šita pakankamai stabili rožinė, o Sandstone yra tekanti glazūra. Ir va čia žiūrėkit, kokiais gražiais, tokiais lašais jinai bėgo į apačią. Bet vadinasi, galima glazūruoti ir žemiau, ir nebijoti, kad susigadins lentynos ir pats indelis. Oi, koks jis man gražus. Aha, baigėsi ir šitą lentyną. Bet čia tokios rankų darbo, namų darbo stoveliai tokie. Čia tiesiog vyras mano išpjovė iš plytų, kurios atlaiko aukštą temperatūrą. Ir aš juos naudoju kaip stovelius, nes stovelių reikia pakankamai daug. Ir jie man labai labai praverčia. Imam lauk dar vieną lentyną. Beje, lentynos padengtos kaolino miltais, kad jeigu kartais glazūra nuvarvės ant lentynos, kad galėtų lengvai nulupti jos nesugadinant. Toks labai praktiškas ir naudingas dalykas. Aha. Ir paskutinis mūsų aukštas pečiaus, nuimkim didįjį. Imkim didįjį. Kokie čia spalvų perėjimai. Tai va čia žinokit, kur turėjau tą mėginuką, bandymuką, tai čia yra mėlynoji tigro akis. Ar mėlynojo tigro akis? Nežinau kaip teisingai. Blue Tiger's Eye. Oi, kiek čia spalvų. Čia man tas indelis toks, jis grinai rudeninis. Nežinau kodėl, bet atrodo kaip iš močiutės megztinio. Kažkodėl toks vaizdas susidaro. Ant viršaus buvo tepta juostelė
Dark Flux iš Amako, bet čia tas tamsus fliuksas, jisai ne kažką te pakeitė, gal truputėlį vat šviesiau, jeigu matosi per kamerą. Ir lygiai taip pat kaip ir su kitom Speedball glazūrom galėjau tepti žemiau. Galėjau tepti dar žemiau, nes glazūros visiškai stabilios. Negaliu pasakyti, ar prie dar didesnės temperatūros jos būtų labai stabilios, bet prie 1200 jinai netekėjo niekur. O, jau čia kažkas aštru. Aha, čia nuo tų mano sausainiukų. Na, aišku, keramikai gražių nagų negali turėti. Tai va, turim šitokį dubenį su mažom gražiom rankenytėm. Ir dar turim 2 puodelius. Va, čia ta mano gražioji glazūra. Jinai buvo Dragonstone. Tai visas vidus glazūruotas Dragonstone, nežinau kaip parodyt, kad kažkiek matytųsi, nesimato viso to grožio, bet vidus vat yra lygiai toks kaip ir išorė. Ir jinai tokia pati iš savęs labai graži. Buvo glazūruotas vidus Dragonstone, Speedball'o, iki čia panašiai. Čia buvo dėta juostelė Storm. Storm tai yra iš Amako, Amako celadonas, jisai irgi yra netekantis. Ir dar buvo dėta juostelė Snow. Snow taip pat Amako serijos celadonas. Nu, nuostabus puodelis. Kaži man tas sausainiukas taip nusiluptų lengvai? Ne, nenusilups. Ir dar vienas toks pat puodelis. Čia sausainiukas nusiėmė puikiai. Tai va, pažiūrėkit, kokio grožio puodelį ir kaip skanu iš jų gerti kavą. Gersi su manim kavą? O gal arbatą? Tai va, tiek mano krosnės, tiek naujų Speedball glazūrų, kurios šiek tiek miksuotos ir su kitom glazūrom. Kitą kartą bandysiu kitokias spalvas, kitokias glazūras. Ir labai tikiuosi, kad jūs stebėsit, žiūrėsit ir kažką tai pasimokinsit, kažkuo pasidžiaugsit. Ir aš jau mielai visą tai parodysiu. O dabar mes galim nufilmuoti visą tą lentelę, kur aš esu sudėjus. Va. Čia sausainiukas, jo nereikia. Turim puodelių, turim dubenėlių, nuostabaus grožio indeliai. Beje, mano favoritas tai yra šitas puodelis, šitie 2 puodeliai, jie man nenormaliai gražus, negaliu taip sakyti, bet jie man labai gražus. Tokie mergaitiški, tokie švelnus, tokie norisi liest, norisi nepaleisti jo iš rankų, labai patogi forma, labai patogiai galima laikyti ir mėgauti savo rytinę kavą. Taigi, tiek šiandien naujienų ir susitiksim kitą kartą. Iki!